Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta Lilijos Valatkienės paroda Būtasis kartinis užkalbėjimai. Kalbant apie būtąjį kartinį laiką, kurį mes išgyvename kiekvienas, gimdamas ir mirdamas. Ir tas laikotarpis, per kurį mes gyvename, yra vieną kartą pasikartojantis džiaugsmas, skausmas, meilė, nelaimės ir visokie kitokie dalykai, ašaros, juokas. Ir aš per tą būtąjį kartinį laiką ir noriu parodyti tą gyvenimą mūsų. Tas būtasis kartinis mane užveda ant kito dalyko, tai užkalbėjimus. Būtent domėtis šitą temą mane paskatino mūsų tautosaka, kadangi užkalbėjimai šiaip labai įdomus žanras. Ne tik mūsų tautosakoje, bet iš vis pasaulyje įdomus žanras. Lietuvoje jisai galbūt nėra toks piktas, kaip pasaulyje visame, todėl mūsų užkalbėjimai yra pakankamai švelnus, bet jų yra mūsų dainuose, mūsų eilėse, pasakose. Dabar kalbant apie tos senuosius, tos močiučių užkalbėjimus, tai praktiškai tais laikais egzistavo savotiška tokia profesija, galima tai pavadinti, amatas galbūt, iš kartos į kartą perduodamas būtent per moteris. Jeigu mama užkalbėtoja, tai ir senelė būdavo, ir dukra. Ir kągi jos darydavo? Jos užkalbėdavo derlių, kad jis gerai derėtų, sodai, kad žydėtų, vištos, kad dėtų, daug kiaušinių, labai dabar aktuali tema prieš Velykas. Užkalbėdavo meiliai, kad pamiltų vyras tą moterį. Ir konkrečiai tie užkalbėjimai, aš jos vadintu tokiu geruoju žanru. Man asmeniškai užkalbėjimai labai yra įdomiai susiję su pelkėmis, nes vaikštant per girias, raistus, pelkės, aš girdžiu tuos garsus, kurie mano manymu yra būtent užkalbėjimo mene ir naudojami. Tai visokie trakštelėjimai, paukščių balsai, pelkių dūsavimai. Visa tai, kas ten vyksta, toj pirmapradėje buveinėje, tai man siejasi su užkalbėjimais. Aš tos užkalbėjimus vėlgi matau dar per vieną kūrinį, tiksliau per keliolika kūrinių, kurios sukūrė mūsų skulptorius Antanas Mončys, tai yra žemaitis iš Paryžiaus. Jo muziejus yra Palangoje ir ten galima pamatyti ir išgirsti Antano Mončos švilpius. Tie švilpiai skleidžia šitos garsus. Tie švilpiai tai buvo jo savotiškas sielos skausmo išraiška išvykus iš Lietuvos, nes jisai ilgą gyvenimą gyveno Paryžiuje, ten jis ir mirė. Menininkės eksperimentai įkvėpė kūrybą ir jauno kompozitorių Martyną Liudžių. Jis įkūrė muziką skambančią šioje parodoje. Aš papasakojau vienam jaunam kompozitoriui, Martynui Liudžiui, apie savo šitą idėją. Ir sakau, Martynai, kadangi jisai kūrė muziką, ar tu galėtum sukurti kūrinį šitai parodai? Ir jisai tai padarė, būtent panaudojęs Antano Mončio švilpių garsus. Ta mūsų paroda užkalbėjimų, tai yra jungtis dviejų menininkų šiuo atveju ir mūdviejų įtaka. Mano įtaka jaunam kūrėjui ir jauno kūrėjo muzikinė įtaka man. Tai šitas projektas tuom ir yra labai sėkmingas, beje, mes jį esam ir parodę Mončio muziejuje. Tai ta sėkmė tikrai buvo didelė, bet kaip tam gyvenime atsitinka, Martynas mirė, 21 metų, jaunas atlikėjas, tiesiog neatlaikė širdis, gyvenimas toks yra. Tai va čia vėl grįžtame tą būtąjį kartinį, žinai. Prie kai kurių autorės kūrinių patalpinti ir QR kodai. Parodos lankytojai nuskenavę juos išgirs kūrinį, kurio klausėsi autorė, tapydama paveikslą. Kadangi aš šiaip labai mėgstu klausytis muzikos, įvairiausios muzikos, tai aš klausausi jos tapydama. Ir atvežiau čia, parodžiau kūrinius, kurie yra nutapyti būtent pagal konkrečius muzikinius kūrinius. Ir lankytojai nuskenavę QR kodą galės išgirsti tą kūrinį, pagal kurį aš tapiau tą paveikslą. Tai va čia tokia viena įdomybė.
Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Vieno kūrinio pagalba autorė eksperimentavo ir su dirbtiniu intelektu. Šitas konkrečiai per centrą darbas, tai yra tapyba ant drobės, juodai balta. Šitas darbas skiriu būtent Sinead O'Connor dainai, bet galbūt ir jos pačios gyvenimui, nes tas gyvenimas tikrai nebuvo lengvas, kai mažai mergaitė užkrauti visi vargai ir rūpesčiai ir jinai yra išvejama į sodą nakvoti. Tai mažas vaikas iš tikrųjų daug turi labai savyje turėti jėgos, kad atsilaikyti ir paskui augti toliau. Taigi, jūs tą dainą girdėjote čia ir aš pagalvojau, kad reikėtų dirbtiniam intelektui pasiūlyti sukurti šį bei tą. Ir pirma užduotis buvo, aš pasiūliau savo darbą ir vieną žodį komandinį – muzika. Ir štai ką jis išmetė. Antras bandymas buvo taip pat originalas, pasiūlytas kūrinys ir užduotis buvo užduota būtent Sinead O'Connor daina, kurią jūs dabar girdėjote. Ir štai jisai išmeta visiškai kitokį darbą. Ir atrodo, šnekame apie tą patį. Tai yra Katrės lova, Biržų muziejuje siela. Ir čia matote siuvinėtą jos pasoginę paklodę. Kaip jinai yra išsiuvinėta, tai yra kirilica. Tai yra spaudos draudimas. Tas, kas nesupranta, kas čia yra parašyta, aš išverčiau. Taigi, man patalėlis, žalių rūtelių, saldus mėgelis jaunų dienelių. Labai konkreti Katrė, su vardu, su pavardė, siuvinėjo šitą dalyką. Per tą 40-metį, kada Lietuvoje buvo uždrausta kalbėti, rašyti lietuviškai. Aišku, Lietuvos kaimas tam nepakluso ir ačiū Dievui, nes antraip ta kalba būtų per 40 metų pakankamai pataršyta, panaikinta. Ir duok Dieve, kad tai nepasikartotų. Mes iš tiesų turime labai gerbti, mylėti, puoselėti lietuvių kalbą, kad išliktume. Lilija Valatkienė, dailininkė, fotomenininkė, žurnalistė. Surengė 37 solinės parodas, dalyvavo per 20 jungtinių parodų. Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos narė, tarpdisciplininio meno kūrėjų sekcijos pirmininkė, nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos valdybos narė. Labai kviečiu lankytojus ateiti čia ir nepabėgti greitai, pastovėti prie kiekvieno kūrinio, išgirsti tą muziką, kuri mane įtakojo. Išgirsti bendrą foninę muziką, kuri turėtų groti nuolatos, suktis šitą užkalbėjimų muziką. Ir tiesiog pastovėti, pamastyti, prisiminti, pasigraudenti šiek tiek, labai reikia irgi mums. Ir tiesiog per kūrinius keliauti kaip per savo gyvenimą. Vis tiek apsilankysite vieną kartą, tai ir bus jūsų būtasis kartinis. Tai ir būsite užkalbėti. Aš jūs užkalbu laimiai, meiliai, sveikatai ir taikai. Lilijos Valatkienės paroda būtasis kartinis užkalbėjimai Panevėžio miesto dailės galerijoje veiks iki gegužės 11 dienos.